Labas, sveikinu prisijungus į Sportas vyresniems komandą. Šiame video pasižiūrėsime, kaip naudotis prenumerata, kad viskas taptų dar aiškiau. Tai nieko nelaukiant, pasižiūrime, kaip viskas atrodo. Tai nuėję į pagrindinį Sportas vyresniems puslapį, einame į apačią ir čia yra svarbiausias dalykas, mes turime čia kategorijas šitoje vietoje. Tai šiuo metu lapkričio pradžioje yra pirmo lygio video, vėliau atsiras antras ir trečias lygis ir dar paeisiu šoną yra mokomieji video bei sveikata. Sveikata irgi atsiras truputėlį vėliau. Tai paspaudę mokomieji video, čia rasite visus video, kur yra aiškinamieji mokomieji video apie pratimų atlikimo techniką. Tai jeigu, pavyzdžiui, atliekant treniruotę, jums kažkoks pratimas neaiškus, ateikite į šią kategoriją ir čia susiraskite tą pratimą. Čia bus parodyta, kuris raumuo dirba. Taip. Ir labai aiškiai, gražiai paaiškinta, kaip atlikti taisyklingai, saugiai pratimus. Daugumą pratimų be abejo aš aiškinu treniruočių metu, čia yra toksai papildomas, jeigu norite dar įsigilinti labiau. Taip, tai mūsų pagrindinis dalykas, kur mes leidžiam laiką, tai yra čia kategorijos. Tai pasirenkame pirmas lygis ir tada mums apačioje, paeinam dar į apačią, rodo visas mūsų treniruotės. Taip, tai šiuo metu pirmame lygyje, visi lygiai bus sudėlioti labai panašiai, jūs turėsite, galima sakyti, savaitės planą, tai yra jėgos treniruotė A, mankšta reakcijai, koordinacijai, mankšta kupreliai mažinti, treniruotė B, jėgos, kardio ir stuburo ir juosmens mankšta. Tai yra 6 treniruotės, jėgos treniruotės papildomai yra atskirai ir vyrams ir moteriams, tam, kad galėtumėt pasirinkti. Jeigu esate vyrai, tai sportuokit pagal vyrų, dėl to, nes pirmas treniruotės galbūt netiek smarkiai skiriasi, bet vėliau skirsis, mes apkrausime, pavyzdžiui, su vyrais daugiau rankų raumenis, pečių, nugaros, moteris daugiau gaus krūvio sėdmenims, kojoms, tai galime tiesiog pagal tai šiek tiek pavarijuoti. Taip, tai yra 6 iš viso video ir aš juos sudėliau taip, lyg tai būtų jūsų viena savaitė. Video yra tikrai gana trumpi ir nėra labai sunkus, tai teoriškai jūs galite atlikti kiekvieną dieną po vieną video, tai yra tarkim nuo pirmadienio iki šeštadienio, jūs kiekvieną dieną sportuojat, sekmadienį pailsit ir vėl kartojate visą šitą. Kartojate 1, 2, 3 mėnesius tol, kol šitos treniruotės jums yra pakankamai sunkios, kai tampa per lengvos, tada jūs einate čia ir vėliau čia jau bus atsiradę antro lygio treniruotės ir kartojat lygiai tą patį. Vėl taip suka treniruotės ratu. Tai svarbu suprasti, kad mūsų svarbiausios treniruotės yra jėgos treniruotė A ir jėgos treniruotė B. Čia mes stiprinam savo kūno raumenis, kaulus, sausgyslės, sąnarių mobilumą didiname ir panašiai. Todėl, pavyzdžiui, jeigu jūs per savaitę turite laiko galbūt sportuoti, tarkim, tik 2 kartus, tada jūs atlikite jėgos treniruotę A ir B. Jeigu galite sportuoti 3 kartus, tada atlikite A ir B ir pasirinktinai dar vieną papildomą treniruotę. Priklausomai nuo to, ko jums reikia, galite tiesiog tą 3, 4 treniruotę keisti ratu. Tarkim, pirmą savaitę atlieku jėgos treniruotę A ir B ir stuburo mankštą, kitą savaitę atlieku jėgos A ir B ir kardio, paskui A ir B ir mankštą reakcijai ir taip ir toliau ir panašiai sukame taip ratu. Tai kiekviena mankšta turi savo privalumus ir trūkumus, tai reakcijos treniruotės, jos nėra tokios sunkios, daugiau tenais reikia galvoti, judėti, koordinuoti savo kūną, jūs jose netaip pavargsite, dėl to mes jas galime atlikti, pavyzdžiui, pirmadienį atliekam jėgos A, antradienį nors kūnas biškai pavargęs, bus skaudės raumenis, bet mankšta reakcijai tikrai nebus tokia sunki, kad mes neapkrausime daug raumenų. Taip pat jūs dar kurias treniruotės atlikti daugiau galite pasirinkti ir pagal savo kitą fizinį krūvį. Pavyzdžiui, 5 treniruotė yra kardio, tai yra skirta lavinti mūsų širdies ir kraujagyslių sistemą, bet, pavyzdžiui, galbūt jūs bėgiojate, greitų tempų vaikščiate arba plaukiate, važinėjate dviračiu ir panašiai ir tiesiog galbūt jūs tą kardio krūvį ir taip turite nemažą, tada jums ta treniruotė galbūt iš viso nėra net reikalinga, tada jūs akcentuojatės daugiau į jėgos treniruotės bei į tai, kokių matote jums daugiau ypatybių reikia. Reakcija, koordinacija, balansas, tempimai ir panašiai. Tai galite šiek tiek individualizuoti pagal savo dabartinį esamą krūvį. Jeigu turit kažkokių klausimų, galite pasikonsultuoti su manim, parašyti žinutę.
Tai va, tai tikiuosi aišku, kokias treniruotės, kaip dažnai pasirinkti. Ir tada dar vienas iš klausimų kyla, ką daryti, jeigu per sunku arba per lengva. Tai įsivaizduokim, kad yra vienas iš pratimų, tarkim, įtūpstas. Ir mes treniruotės metu pagal video įrašą atliekame 10 įtūpstų, o jūs galbūt galite padaryti tik tai 5. Ir su tuo viskas yra labai gerai. Jūs ir neturite iš pat pradžių, pradedant atlikti treniruotę, viską nuo pradžios iki pabaigos padaryti idealiai visiškai iki galo. Ne, mes norime po truputį stiprėti. Tai tarkim, mes atliekame video įrašę 10 įtūpstų, o jūs atliekate tik tai 5 šią savaitę. Viskas labai gerai, sekančią savaitę pabandykite atlikti 6, 7, 8 ir kai jūs visą treniruotę padarysite nuo pradžios iki pabaigos, vadinasi, jūs norite treniruotę sunkinti. Nes mūsų tikslas nėra daryti vis tą patį per tą patį, mes norime sustiprėti. Tai va, tai iš esmės pratimai parinkti tokie, kad jūs juos galėtumėte atlikti. Pratimas vieninteliu atveju yra per sunkus, jeigu jums net neišeina ne vieną kartą jo padaryti. Todėl visi pratimai parinkti lengvi, stabilus, jūs galite laikytis už kėdės, už atramos kažkur lazdą laikytis ar panašiai, kad galėtumėte savo palengvinti ir galėtumėte tai atlikti saugiai ir po truputį vis sustiprėti. Tai va, tai treniruočių lygį keičiame tada, kai mes tiesiog jėgos treniruotės atliekame nuo pradžios iki pabaigos ir mes nesijaučiame pervargę. Ir ką daryti, jeigu per lengva, jūs taip pat treniruotę galite ir pasunkinti. Pavyzdžiui, jeigu mes atliekame įtūpstus, pirmame lygyje mes atliekame 2 kartus po 8 įtūpstus. Tai yra 8 vienai, 8 kitai ir dar kartą pakartojame 8. Jeigu jūs jaučiate, kad per lengva, po kažkelių savaičių ar po kažkelių mėnesių, bet jums ta treniruotė patinka, super, jūs tiesiog atsukite treniruotę atgal, būtent tą pratimą, tarkim, padarėt įtūpstus 2 serijas, atsukat atgal ir pakartojate dar kartą tą patį. Jūs gausite realiai 2 didesnį krūvį ir taip dar daugiau sustiprėsite. Tai va, tai tiesiog nebijokite, arba jeigu per sunku, tarkim, nespėja jūsų širdis atsistatyti, jaučiat, kad uždūstate, tada sustabdot treniruotę, minutę pailsit, vėl įsijungiat ir tęsat toliau. Tai nebijokite su to biškai pažaisti, sportuojate patys, jūs patys galite pastebėti, kas jums yra per sunku ar per lengva. Tai tikiuosi viskas aišku, jeigu turite klausimą, rašykite po šio video komentarus arba parašykite man asmeninę žinutę. Ir sėkmės jums!